čia, tai esu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos tarybos narys. Labai trumpai, kas yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, tai nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi Lietuvoje aklaisiais ir silpnaregiais, kuriems padeda suteikdama tiek socialinės paslaugas, atstovaudama tam tikrose kažkokiose situacijose, sprendžiant kažkokius galbūt teisinius dalykus ir panašiai. Na ir viena iš mūsų funkcijų tai yra kartu bendradarbiauti su tam tikromis organizacijomis, įstaigomis, nežinau, dalyvauti renginiuose, kad padėti žmonėms suprasti, pažinti ir kas yra regėjimo negalia, ko tai yra specifiška ir tuos visus kitus dalykus, kas būtų ne tik naudinga mūsų bendrai visuomeniai, bet ir mums patiems žmonėms neregiams arba silpnaregiams, nes mums vienokios ar kitokios situacijos kartais reikalauja tam tikrų specifinių dalykų. Tai šiandienos ta tema mano miesto objektų pritaikymas, tai tas ir pritaikymas ir siejasi su to, kad norėdami savarankiškai a, būti mieste, lankytis vienokiuose ar kitokiuose objektuose, kartais reikalauja mums specifinio pritaikymo. Tai iš tikrųjų, koks yra tas specifinis pritaikymas, tai labai kažkokių daug super ypatingų dalykų nėra, bet kiekvienas iš mūsų daugiau mažiau gal yra iš didmiesčių, jeigu ne, ir mažesni miesteliai turi, gal yra tekę tikrai kažkur pastebėti, matyti, tai galbūt kartais dėmesys buvo sutelktas ne į tai ir galbūt tas pritaikymas kartais neturint žinių, neaišku, kildavo klausimų, kodėl yra, kaip pavyzdys, gatvėse iškilios taktilinės linijos, kodėl yra garsas skleidžiantys šviesoforai ir panašiai. Tai šitie visi dalykai ir yra žmonėms tie, kurie arba visiškai nieko nemato, arba žmonėms tie, kurie turi regėjimo sutrikimų. Tai kaip ir minėjau, dažniausiai miesto pats pritaikymas tai būna taktilinės linijos, kurios yra iškilios ir ryškios, kad žmogus ne tik galėtų jausti eidamas, vedamas baltosios lazdelės, bet ir galėtų matyti, jeigu dar jo regėjimas leidžia. Taip pat yra žymimos pėsčiųjų perėjos, yra tokie iškilus, ką aš norėjau parodyti skaidrėse, tai aš buvau įdėjęs, yra tam tikri reglamentai, pagal kuriuos yra miestas pritaikomas, yra daromos taktilinės linijos, žymėjimai įvairiausi, tai yra tam tikri teisės dokumentai ir pagal juos įgyvendinant miesto pritaikymą arba tam tikrų objektų pritaikymą yra atsižvelgiama ir stengiamasi pagal tuos reglamentus projektus įgyvendinti ir taip pritaikyti. Aišku, yra konsultuojama. Povilai, truputėlį minutę. Aš radau straipsnį apie tave, jeigu galima, aš pasidalinsiu, kad matytųsi ekrane, sakysim, tavo Gerai. pasivaikščiojimas po Kauną, ten buvo straipsnis toksai. Gerai? Toks gerai. Tai čia Laura labai gerai tą pačią temą. Tai iš tikrųjų tie visi, kaip ir minėjau, ne tik vadovaujasi įgyvendinant projektus, ne tik teisės aktais, reglamentais tam tikrais, bet ir, ką aš jau ir minėjau, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga yra ta organizacija, kuri padeda įgyvendinti tos projektus. Ir tikrai mes mielai, kodėl aš esu čia, šiandien ir čia, nes kada Laura pakvietė, tikrai mielai sutikau tuo pasidalinti, nes, kaip minėjau, yra ne tik svarbu jums sužinoti ir savo žinias pagilinti ir suprasti, bet taip pat ir man, žmogui su regėjimo negalia, kad aš galėčiau tuo naudotis, kad galėčiau galbūt ne tik su jumis pasidalinti ir jūs praturtinti žiniomis, bet jūs taip pat ir man galbūt užduodami vienokį ir kažkokį kitokį klausimą, mane priverstumėt pagalvoti ir kitą kartą pagilinti savo žinias, kurios mano kasdienybėje yra vis atsinaujinančios ir iš tikrųjų kiekviena diena yra kažkoks naujas iššūkis ir tas pritaikymas, kaip minėjau, yra tam tikri standartai, bet vis kada tas yra naudojama, kaip ir turbūt jau prieš tai kalbėjo Gediminas apie želdinimą ar atliekant kažkokius kitus dalykus, tai tas vis ieškoma
kuo labiau to patogumo, kartais galbūt yra truputį nusižengiama kažkokiam teisės aktam, reglamentam, bet pirmenybė turbūt yra toks, kad tie dalykai saugumas, patogumas, komfortas, kad būtų kiek įmanoma komfortiškiau jaustis aplinkoje, kuri mūsų supa. Tai grįžtant prie to pritaikymo, iš čia prisijungusių, ką aš dabar kalbu, Laura, Ignacio, tai turbūt jau jiems nieko naujo labai daug nepapasakosiu ir galbūt kažką, jeigu pamiršiu, tai jie mane papildys, pridurs, arba Mhm. jums kils klausimų, eigoje galėsite tikrai drąsiai pas juos kreiptis. Labai džiaugiuosi, kad turėjau progą, galimybę bendradarbiauti su KTU universitetu ir iš tikrųjų KTU universiteto studentai, dėl ko aš kalbu šitą, parengė labai puikius, nuostabius darbus. Jeigu neklystu, tai buvo architektų grupė studentai, kurie Taip. parengė nuostabius darbus ir jeigu jums kils kažkokių klausimų, norėsis tos vizualinės daugiau medžiagos, kur būtų galima pažiūrėti, tai tikrai, manau, drąsiai galėsite kreiptis į Laurą ir ar tai galbūt bus galimybė gyvai apžiūrėti tos darbus ar pasidalins nuotraukomis, nes tikrai, manau, turi. Tai kada pristačiau studentams apie objektų aplinkos pritaikymą, tai pačioje pradžioje galvojau, kad irgi bus labai viskas sudėtinga, bet iš tikrųjų studentai šaunuoliai į visą šitą procesą pažiūrėjo labai kūrybingai. Tai tas pritaikymas yra, kaip jau ir kalbėjau, apie taktilinės, reliefinės linijas, apie garsą skleidžiančius šviesoforus. Taip pat yra ir pastatuose. Tai kalbant konkrečiai apie pastatus, ką jau ir minėjau, ką turėjau parodyti savo skaidrėse, tai pasidalinsiu ir galbūt kažką žinosit tuos objektus ir galėsit taip pat vizualizuoti, įsivaizduoti, jeigu ne, galbūt pavyks kažkada lankysitės ir tai atkreipsit dėmesį. Tai vienas iš puikiai pritaikytų objektų, pastatų, kuris yra puikiai atnaujintas, tai Kaune autobusų stotis. Tai puikus objektas, kuris yra žmonėms su regėjimo negale pritaikytas. Kaip minėjau, yra tarsi tos dvi specifinės žmonių grupės kategorijos. Žmonės tie, kurie visiškai nemato, ir žmonės silpnaregiai, kurie kažką mato. Tai autobusų stotis yra pritaikyta ne tik reliefinėmis taktilinėmis linijomis, brailio raštu pažymėtais stendais, kur yra informacija surašyta apie pagalbos skambutį ir panašiai, bet taip pat ir tie visi dalykai, kurie vizualiai yra matomi, tai apšvietimas, taip pat ryškios linijos ir visi kiti dalykai. Ir kas yra kol kas dar nedžiugina Kauno mieste ir kas norėtų, tai vat minėjau, tie du tokie palyginimui objektai. Kauno autobusų stotis kaip tinkamas objektas, kuris yra pritaikytas ir galima tuo pasigirti ir pasididžiuoti, o Kauno traukinių stotis yra visiškai nepritaikyta. Dalinai galbūt galima sakyti yra pritaikyta, nes kažkur yra kai kuriuose vietose taktilinės linijos sužymėtos ir pažymėti peronai, bet pats pastatas tai yra senas, nerenovuotas, neatnaujintas ir žmogui su regėjimo negale arba žmogui silpnaregiui tikrai yra sudėtinga naudotis šiuo objektu dėl to, kad, kaip minėjau, pačiam pastate erdvė yra didžiulė, skleidžia labai yra didelis aidas ir norėdamas yra stiklinės vitrinos, kaip jau ir kalbėjo Gediminas apie paukščius, kurie atsitrenkia, tai taip pat, taip ir juokaujant, bet iš tikrųjų yra tokia realybė, kad žmonėms su regėjimo negale vitrinos dideli stiklai irgi yra tokia kaip kliūtis, nes jeigu tai nėra kažkaip pažymėta, žmonės tie, kurie nemato, visiškai gali atsitrenkti eidami su baltąja lazele, o žmonės tie, kurie šiek tiek mato, vadinami silpnaregiai, tai kaip Gediminas minėjo, gali kaip tie paukščiai eidami nepastebėti ir atsitrenkti. Tai kokie iš tikrųjų turėtų būti sprendimo būdai, kaip tai turėtų būti išsprendžiama, tai labai dažnai, aišku, vėlgi atsižvelgiama tų dedamųjų dalių yra daug, kad vizualiniai dalykai, kad nepakenktų, nes yra ir grožis, estetika ir visi kiti dalykai, tai būna klijuojamos ryškios juostos, linijos, kaip jas galime pavadinti, kur žmonės eidami galėtų atkreipti dėmesį, kad prieš juos kažkoks yra objektas, tai ta vadinama vitrina, kad žmogus galėtų sutelkti žvilgsnį, dėmesį, koncentraciją, neprarasti
visiškai eidamas ir atsitrenkdamas, nesuprasdamas, kad prieš jį yra vitrina. Objektuose, kaip minėjau, autobusų stotis ir traukinių stotis, ką turi palyginimui, tai kaip jau ir minėjau, kad turi būti žymimi laiptai. Jeigu, pavyzdžiui, prieš laiptus lipant žemyn ir laiptus lipant į viršų, dažnai būna, jeigu yra tam tikri objektai žmonių kategorijai tai skirtai, tai pavyzdžiui, kaip mūsų Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centras Kaune, tai šitos visus dalykus turime, nes šita žmonių kategorija tuo pastatu daugiausiai naudojasi. Tai linijos, vėlgi, prieš laiptus ir kada laiptai baigėsi, arba tai gali būti taktilinė reliefinė linija, kuri yra iškili, ir ryški, kad žmogus galėtų pastebėti, o žmogus tas, kuris nemato, galėtų pajausti. Arba gali būti tų sprendimo būdų įvairiausia, tai tokia vėlgi ryškumas visuomet išlieka, kontrastas, kad gerai matytųsi, o nebūtinai gali būti reliefinė taktilinė, bet gali būti šiurkštumas. Tai kaip minėjau, kodėl aš užsiminiau apie KTU studentus, nes jie atlikdami savo darbus rado įvairiausių sprendimo būdų, kad norėdami pažymėti pastato objekto išskirtinumą kažkokią, tai jie ieškojo įvairiausių sprendimo būdų, kad nebūtinai galbūt kažkas gali būti iškilu, bet pasiėmė medžiagiškumą, kad medžiagų skirtumas vienur gali būti medis, kitur gali būti kažkoks betonas, kur tam tikras medžiagiškumas leidžia suprasti tuos skirtumus, nes jeigu yra iš vienos medžiagos, kaip pavyzdys, nutiestas koridorius ir prieš laiptus nėra kažkokio medžiagiškumo skirtumo, tada žmogus, tas, kuris naudojasi tais laiptais, jam bus sunku identifikuoti, suprasti, kad čia yra laiptai, na ir gali įvykti, aišku, kažkoks incidentas ir panašiai. Labai dažnai būna, jeigu žmogus naudojasi pastatu, jeigu mes ateiname, nesvarbu, ar tai būtų gydymo įstaiga ar kažkoks muziejus, kitas objektas, tenka užlipti ne vieną aukštą, pavyzdžiui, į trečią aukštą užlipti ir panašiai. Tai žmonės tie, kurie mato, dažnai mato, būna ar tai ant durų užrašyta, kad ten trečias, antras aukštas, ar kažkur ant sienos. Tai tų sprendimo būdų, kad žmonės tie, kurie negali vizualiai pamatyti, kas yra užrašyta, vėlgi gali būti įvairių, dažnai būna žymima, nes žmogus tas, kuris nemato arba silpnai mato, dažnai naudojasi turėklu, kad lipant laiptais arba leidžiantis laiptais žemyn įsikibti, kad būtų saugiau ir visa kita. Tai labai dažnai būna žymima ant laipto turėklo, kaip pavyzdys, jeigu užlipi į tam tikrą aukštą, vėlgi atsižvelgiama į vizualinius dalykus, kad nepakenktų kažką estetikai, kad būtų gražu ir panašiai. Yra žymima tokiais kaip taškeliais, burbuliukais aukšto skaičius. Tai kaip pavyzdys, jeigu yra antras aukštas, tai ir du burbuliukai, 2 taškeliai, jeigu ten 5 aukštas, 5. Ir taip žmogus liesdamas, vesdamas ranką turėklu, užčiuopdamas tuos taškelius, gali suprasti, kelintas yra čia aukštas. Gali būti, aišku, dabar yra dažnai pastatuose, kurie yra modernus, atnaujinti, žymima brailio raštu, tai labai trumpai tai brailio raštas, jeigu kažkam nėra tekę girdėti, matyti, susidurti, tai yra neregių raštas, kuriuo žmonės, tie, kurie nemato arba silpnai mato, pirštai skaito, liečia taškelius, yra tam tikra taškų kombinacijos sistemos ir jie tuos užrašus liesdami gali identifikuoti, suprasti, koks yra užrašas ir panašiai. Bet susidurime su tokia problema, kad šie laikai yra technologijų amžius ir nauja karta dažniausiai brailio raštą moka, bet brailio raštas yra truputį toks dalykas, kuris stumiamas į šoną, vedant technologijos. Technologijos yra stipriai pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia. Tai žmonės tie, kurie nauja karta naudojasi tuo, dažnai brailio raštą moka mažiau, blogiau. Tai norint pažymėti kažkokį, kaip minėjau, jau aukštų skaičių ar kažkoks užrašas, kad yra vienoks ar kitoks kabineto pavadinimas, tai dažnai yra daromos lentelės, kur
viršuje yra rašoma paprastomis reliefinės raidėmis. Tai ką reiškia reliefinės, tai turi būti iškilios, kad žmogus nematydamas galėtų pirštais liečiant paprastasias raidės identifikuoti, vėlgi suprasti, kas yra per užrašas. Na ir apačioje dažnai būna rašoma brailio raštu, nes jeigu žmogus niekada nėra nieko matęs, jis paprastųjų raidžių nemokės, jis mokės tik brailio raštą, tai jis galės skaityti tik brailio raštu. Tai kad tarsi tos žmonių kategorijos grupės kiekviena galėtų pasinaudoti tuo, suprastų ir nebūtų, nekiltų kažkokių, nes labai dažnai būna kalbama, kad viena ar kita žmonių grupė yra diskriminuojama, tai kad nekiltų kažkokių tokių dalykų, nesusipratimų, tai jeigu bus padarytas toks užrašas, tai niekam nekils papildomų klausimų, diskusijų, kad čia yra netinkamai galbūt pritaikyta padaryta. Na ir vėlgi, aišku, šitas dalykas čia jau labiau reiktų, kada jūs, jeigu darysit kažkokius darbus ir panašiai, žiūrėti, skaityti ir konsultuotis, bet dar yra, kaip minėjau, ta viena grupė silpnaregiai žmonės, kurie kažkiek mato, tai neužtenka tik, kad būtų užrašyta tomis reliefinės raidėmis, bet tos raidės turi būti ir vizualiai gerai matomos, tai tas vadinamas kontrastas. Labai dažnai žmonės, tie, kurie kažkiek mato, jiems tas kontrastas, ką reiškia, tai pavyzdžiui, baltas fonas, juodas raidės arba atvirkščiai juodas fonas, baltos raidės, negali būti to kontrasto tokio, kuris, būna dažnai susilieja fonas ir raidės, tai norima dažniausiai ir, kaip minėjau, pagal tos visus teisės aktus ir reglamentus yra reikalaujama, prašoma, kad kontrastas būtų skirtusi ir kad būtų patogiau įžiūrėti. Ko dar neužsiminiau ir nepaminėjau, tai turbūt vėlgi aš šitos visus dalykus sakau, dažniausiai yra prašoma pagal galimybės, kartais kažkokie techniniai dalykai, klausimai neleidžia to išspręsti, bet darant kažkokius objektus, miesto pritaikymo, jeigu tai leidžia galimybės, tai mums žmonėms su regėjimo negalia tos situacijos būna labai dėkingos. Tai labai mums yra naudinga, kad pastatuose, ar kaip minėjau, mieste, nesvarbu kur, daiktai, kurie nebūtų galvos lygyje, maždaug nekabėtų, nes jeigu yra toks daiktas pakabintas ir jeigu yra kažkokie aštrus kampai, tai labai yra tikrai nesaugu ir nepatogu, dėl ko. Nes žmogus, jeigu yra, kaip pavyzdys, pastate koridorius pažymėtas taktilinė reliefinė linija, jis saugiai eidamas, keliaudamas gali eiti, bet jeigu yra galvos lygyje kažkoks pakabintas daiktas, objektas, žmogus negali suprasti, pajausti, identifikuoti, kas ten yra ir, kaip minėjau, gali susižeisti ir gali ta situacija patapti nemaloni. Taip pat, jeigu tie visi techniniai dalykai ir kiti dalykai leidžia, dažniausiai būna pastatuose pranašumas, pliusas, patogumas, jeigu auditorijos, nesvarbu kažkokios patalpos, duris atsiveria ne į išorę, ne į koridorių, o į vidaus, kaip pavyzdys, tai kaip minėjau, ar tai būtų kažkoks kambarys ar kitas dalykas, kad duris atsidarytų į vidų, ne į išorę, nes kartais būna, kad pamiršta kažkas uždaryti, galbūt pilnai neuždaro ir vėlgi, jeigu žmogus eidamas, duris pilnai neuždarytos, gali susižeisti ir panašiai. Vėlgi pastatas, jeigu tai leidžia galimybės ir visa kita, yra dėkingas mums ir labiau prieinamas, jeigu kampai yra labiau užafalinti, nėra tokie aštrus, status kažkokie, nes vėlgi reikia atsižvelgti į tai, kad žmogus nematydamas naudojasi tais kitais pojūčiais, tai kuriuos mes turim be regėjimo, turbūt dauguma iš mūsų žinom, kad turim, ką aš jau apie daug kalbų, tai lytėjimas, kuomet viskas yra liečiama, na ir tie kiti, klausa, kodėl kalbėjau apie medžiagiškumą, tai kartais ne tik lytėjimu pasikliaujam, bet ir klausa, uoslė ir tais kitais pojūčiais. Tai norint kažkur nueiti, nukeliauti, liečiant, jeigu kažkoks kampas bus aštrus, vėlgi galima susižeisti ir gali iššaukti kažkokią nemalonę, nepatogią situaciją. Jeigu kalbant apie pastatus, taktiliką, apie tuos reliefinius takelius, tai dažnai
yra taip galvojama, kad patogiau yra, kad taktilinis reljefinis takelis vėlgi vestų koridoriaus, kaip pavyzdys, centru viduriu. Nes jeigu yra daromas krašte, pagyriau autobusų stoti Kauno miesto, bet galima ir ten išvelgti ir rasti truputį tokių minusų, nes jeigu, kaip minėjau, nu, pasistengsit, apsilankysit ar jau lankėtės, tai yra kai kuriuose vietose taktiliniai takeliai padaryti visiškai šalia vitrinų. Ir kada žmogus eidamas baltąją lasdelę beda taktilinę liniją, juostą, naudojasi, tai natūraliai ir baltąją lasdelę kliudo vitrinas. Tai pirmas dalykas, tai vėlgi pačiam neregiui yra nepatogu, nes kliūva lasdelė už papildomų vitrinų objektų ir panašiai. Na ir kitas dalykas, vėlgi tai galim prie tų situacijų prieiti, kad gali būti sudaužyta, gali susižeisti žmogus ir panašiai. Tai jeigu yra daroma taktilika, tai dažniausiai yra patogu, kad būtų daroma toliau, atokiau nuo sienos, nuo kažkokių, nes dažnai būna, pavyzdžiui, jeigu kažkokia, kalbam, jeigu apie gydymo įstaigą, tai nežinau, koridoriuose būna sėdimos vietos padarytos, tai kad žmogus nekliūtų už tų kėdžių. Kalbu apie taktiliką, kuri yra daroma ant grindų, bet galima sprendimo būdus rasti, kad ir yra daroma ant sienų, iškilios vedančios linijos, kurios leidžia taip pat orientuotis, bet vėlgi turbūt taktilika ant paviršiaus, kuris yra grindinys, yra patogesnė dėl to, kad taktilika ta, kuri veda sieną, tai jeigu pastatas bus šviesiai išdažytas, tai liečiant galbūt laikui bėgant estetiškai pataps nebegražu, nes natūraliai nuo naudojimuose ir kažkokios dėmės liks ir panašiai. Tai taktilika dažniausiai būna patogiausia ir tokia išsprendžianti tuos visus nepatogumo klausimus ant grindinio, kaip minėjau. Na ir aš labai daug čia turbūt kalbėjau apie taktiliką, bet visi šitie dalykai, turbūt taip rezimuojant, užtvirtinant, kad, ką aš ir minėjau, kad labai svarbu yra ir vizualiai. Tai kad, kaip minėjau, kad būtų apšvietimas, kai kalbu apie apšvietimą ir tą tokį pritaikymą, kad žmogui, tas, kuris silpnai mato ir turi tam tikrų regėjimo sutrikimų, labai dažnai būna klausima, kada užsiminiau apie traukinių stotį, tai iš tikrųjų apšvietimas yra prastas, nes kiek tenka girdėti atsiliepimų, yra pakankamai tamsu, tas vaizdas yra toks niūrus ir žmogui įžiūrėti kažką pamatyti yra sudėtinga. O apšvietimas, kada klausia, tai ar turi būti labai ryškus, tai vėlgi labai ryškus negali būti, nes jeigu pabandykime įsivaizduoti, žiūrėsim prieš saulę, tai bus nepatogu, nemalonu, akins ir vėlgi kažką žiūrėti būna nepatogu. Tai apšvietimas turi būti dažniausiai natūralios dienos šviesos, kad kiek įmanoma, jeigu vėlgi leidžia tai išspręsti, kad kažkokie langai, kurie leistų skleisti dienos šviesą, arba apšvietimas, kad būtų ne per ryškios, ne kažkokios LED. Dažnai būna galvojama, kad LED lempos yra patogios, bet jos kartais tam tikrose situacijose taip yra patogios, bet kartais jos daugiau sukelia žalos nei naudos, nes būna per ryškios, būna, kaip minėjau, nepatogu, žmonės negali perskaityti užrašų, kas yra užrašyta, nematyti prieš save kelio, kur reikia eiti ir panašiai.